Labas rytas, bičiuliai. Dirbam įprastai šeštadienis iki 15 valandos dienos. Laukime visų apsižiūrėti dominančių automobilių ir štai turime jums naują prekę. Na, o visus mūsų parduodamus automobilius galite rasti vienoje vietoje autobrokeris.com. O dabar, bičiuliai, Toyota RAV4 pilnos komplektacijos. Žiūrėkit, čia turėsim ką papasakot, turėsim ką parodyti, senoniukai ir taip toliau. Tokios spalvelės, juodas RAV4, 2014 metų, 2,91 kW, dizelinas. Visi valantis ratai, norit atsijungėt, norit pasijungėt, kaip sakant, jokių problemėlių. Partronikai, galinio vaizdo kamera, kėbuliukas gražus, vieną kitą mažą įbrėžimą kažkur rasite, kaip bebūtų vis tiek automobilį beveik 12 metų. Bet šiaip paėmus, tai tikrai viskas gražu. Vėtravykai sudėti. Čia visko, žinokit, šeimininkas prisidėjęs, žiūrėkit. Apšvietimai, keičiasi spalvos ant pultelio, čia kaip nori, tai pasidarai. Po galiniam sėdynėm, po priekiniam sėdynėm. Saloniukas, bičiuliai. Dviejų spalvų kombinuota oda. Atrodo gražiai, vietos gale pakankamai, bagažinis uždangalas, elektrinis bagažinės dangtis, ledukai bagažinėje taip pat sudėti. Stoglangį turime, nenudaužyti sėdynių galai priekinių, tokios apdailos ant durų. Taip, užeikim į bagažinę. Bagažinės dangtis, kaip sakiau, elektra valdomas. Papildomi kilimėliai sudėti. Čia va, ledukai viršų yra, jie taip pat pasijungia, kad būtų geras apšvietimas. Vietos bagažinėje sočiai. Taip, einame toliau. Toliau, bičiuliai, turime kylesą, turime aklą zoną. Taip, čia priekyje taip pat viskas gerai, elektra langai, elektra veidrodžiai. Vairuotojo sėdynė graži, tvarkinga, pilnai elektra valdoma. Porankiukas, čia va gali dar kažką įsimesti. Taip, čia visur viskas taip pat gražu, jokių problemų. Čia apdailos gražios, oda apsiūta panelė, kondicionierius veikia, jokių problemų. Šildomos sėdynės, sport režimas, podelių laikiklis vienas. Antras 6 bėgių mechanas, štai ten pultelis, galite su pulteliu keisti spalvas arba padaryti, kad automatiškai jos keistos. Čia žmogus prisidėjęs, žodžiu. Taip, toliau, priekinio lango užuolaida sumontuota, tai vasarą užsitraukėt tam, kad, kaip sakant, nekaitintų saulė priekinės panelės. Taip pat registratorius, kuris paliekamas, pritemstantis veidrodėlis, pilnai multifunkcinis vairiukas. 4 varomus įsijungėt, išsijungėt, bagažinės liftas nuo čia, akla zona, kaip sakiau, elektra užsilenkiantis ir valdomi veidrodėliai. Autopilotas taip pat. Rida šio automobilio, bičiuliai, 294 tūkstantukai. Viskas tvarkoj, po kapotu jokių skysčių nuotekių nėra, viskas veikia, kas turi veikti, prasivažiavau, važiuoja labai gerai, traukia irgi labai gerai. Niekas nebilda, netarška, nebarška, 2 rakteliai. Štai toks automobilis jūsų dėmesį, bičiuliai. Beraktis užvedimas taip pat, nu ir taip toliau čia. Kaip sakant, atvažiuosite vietą, pasižiūrėsit patys ir pamatysit, kad automobilis tikrai yra vertas dėmesio. Domina toks automobilis, tuoj papasakosiu jo ką. Jeigu domina šis automobilis, su manimi galite susisiekti kaip visada, nurodytais kontaktais iš mano galvos. Važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas arba nurodytų telefono numerių. Tais pačiais numeriais ir kontaktais galite susisiekti, jeigu domina jūsų automobilio pardavimas per mus. Viskas paprasta, atvažiuojate, kaip sakant, apsižiūrim jūsų automobilį, kaip važiuoti šiuo atveju. Jeigu jis techniškai tvarkingas, mes jį apsiemam parduoti. Ir gauname jums rinkos kainą. Ne ten centų siūlome, ne dar kažką, kaip dauguma automobilių supirkėjų. Mes nesupirkinėjom. Galime nupirkti jūsų automobilį, bet pagrinde mūsų paslaugos yra automobilio pardavimas, jūsų turimo automobilio pardavimas.
Na, o šitas automobilis kainuoja 12 700 eurų. Jeigu domina, kaip sakiau, susisiekite nurodytais kontaktais virš mano galvos ir viską susitarsime. Ar tai rezervuositės jį iš karto ir atvažiuosite savo patogių laikų jį pasimti, arba atvažiuosite į vietą, apsižiūrėsite, pasibandysite ir įsigysite šitą automobilį. Ačiū visiems, bičiuliai. Privažiavo jau žmonių pilna aikštelė. Einu, kaip sakant, konsultuoti apie vieną ir kitą modelį ir taip toliau. Tai va, iki.